Lotyniškas derbis, galima sakyti, Ispanija prieš Argentiną, dvi ispanakalbės šalys. Karštų žaidėjų turi ir vieni, ir kiti, kas laukia ar įvarčių lietus, ar kortelių lietus. Gali būti ir taip, ir taip. Tai kalbant apie ispanų pranašumus, aišku, tai yra aikštės vidurys, ten manau, kad Aleksijui Makalisteriui ir kitiems teks daugiau žaisti į kaulą negu į kamuolį, bet argentiniečiai, jie gali moka tą daryti. Klausimas, kiek tai išbalansuos, kiek tai sutrikdys Ispanijos rinktinę. Bet taip, kalbant apie visumą, tą vaizdą, kurį mes matom šiame čempionate, aš sakyčiau, kad ispanai turėtų pasispręsti problemas ir tas rungtynes laimėti. Aš tai irgi Argentiną netikiu šiame čempionate, o ispanai tikrai demonstruoja jau eilę metų fantastišką futbolą, Europos čempionai žaidžia gerai. Taip, ne viskas gal šitam čempionate gaunasi, kai kada geriau, kai kada prasčiau, bet man atrodo, kad tai tiesiog visose grandyse yra solidesnė komanda. Apart turbūt ten faktas Leo Messi dievuko, aš irgi favoritais visiškai matyčiau šios poros Ispanijos futbolininkus.